Visiškai aišku tai, ką pradėjo Trumpo administracija Jungtinėse Amerikos valstijose. Užsaidus, visokius kitus biesus, taip toliau, reiškia, jinai išaldydama, tikrindama, versdama auditus, darydama, tai tik pradžia yra. Beje, mūsiškiams lygiai taip pat reikėtų jau pagalvoti apie tokius dalykus. Tai yra tik pradžia šito viso, tai reiškia, kad tie visi menedžeriai, tie, kurie sėdėjo ant finansinių srautų, tie, per kuriuos ėjo milijonai, milijardai, šitie visi bus pasiųsti į istorijos šiukšlyną, o jie gyventi prato gerai, o jų yra ne 100 ir ne 2. Jų yra tūkstančiai tokių, kurie buvo nusamdyti šito stambaus kapitalo ir kurie praktiškai šitam stambiam kapitalui neatliko to darbo, už kurį buvo mokėta taip brangiai. O šitie visi irgi, tai čia yra būtent ta nomenklatūra, kuri praktiškai šiai dienai pasiruošusi kautis už savo išlikimą gerose postuose ir už savo pragyvenimo lygmenį. Ir šito pasinaudos London City. O ką daryti Lietuvai, jeigu rimtai? Mano galva, politikams reikėtų labai gerai pamastyti ir skubiai pradėti tvarkytis. Tai yra pradėti, revizijas. Iš tikrųjų, Žemaitaitį aš palaikau šitoj vietoj, kad reikalinga paskelbti, galbūt Maskas duotų tokias informacijos, paskelbti, kas iš tikrųjų buvo išlaikomi ir kas iš tikrųjų yra ta 5. kolona, kuri turi griauti valstybę iš vidaus. Kas buvo išlaikomi iš būtent tų grantų, kokios organizacijos, kokios labiausiai buvo apmokamos. Mums reikia mažinti biurokratinę aparatą. Mums reikia, čia, nereikia, sakykime, tas dalykas, ten, kur Paluckas skelbia, kad reikalinga parduoti sklypus valstybinius, aiškiai, valstybinę žemę, kuri dar yra, tai yra ne tas kelias, tai yra Zelenskio kelias. Tai yra ne tas kelias. Kelias yra kitas, reikalinga kišenės pakratyti visų tų, kurie, atvirai kalbant, pelnosi iš kraujo ir pelenų. Nesvarbu, kur tai būtų. Ar tai būtų Ukrainoje, ar tai būtų kur nors kitam pasaulio krašte. Turėk rankose savo didžiąją žiniasklaidą, turėk rankose finansus ir įtakok politikus. Viskas. Pamenat, kaip sakė Rothschildai. Duokit man teisę spausdint valiutą ir man visiškai nesvarbu, koks velnės ten valdys ar sėdės išknai valdymo sostą. Teisingai, nes jau rankose jis, o jų sąjūdis buvo sukurtas ne tam, kad vest ideologinę propagandą ir vykdyti tam tikrą, kaip čia pasakyti, pogrindinę griaunamąją funkciją per visus tuos žmonės, kurie buvo finansuojami, o jų yra daug. Jų yra daug. Ir čia nieko bendro neturima su laisvėmis. Čia nieko bendro neturima su kitais dalykais. Jeigu rimtai pradėti nagrinėti, tai aš manau, kad tuose garsiuose žurnalistuose, tuose garsiuose judėjimuose, kurie labiausiai klykia už laisvės ir panašiai taip toliau, mes labai greitai surasim, kad keletas metų iš eilės buvo finansuojami iš tam tikrų stipendijų, grantų ir panašiai taip toliau. Žodžiu, gaudavo iš šalies arba iš užsienio tam tikras sumas pinigų už tam tikrą tarnystę, už tam tikrą veiklą, kurį atlieka čia. Mes mažiau klausykim Lietuvos tos, reiškia, oficialiosios, kaip čia pasakyti, televizijos, radio ir daug mažiau klausyti, pradėkim vertinti, reiškia, labai taip, netiesiogiai ir atsainiai žiūrėkim, reiškia, visokių šakalienių pasisakymą, ar skaitgiryčių, ar kaip ten, reiškia, ar ten dar kokio nors vieno kitų. Nereikia. Jie pliurps tiek, kiek pliurps. Mes pradėkim, visada sakiau, galvoti savo galvą. Baikim gąsdinti žmonės. Baikim vers daryti juos tai, ko nereikia daryti šiai dienai. O antras dalykas, 5-6% pinigais kol kas patrankos nešaudo. Jos gali šaudyti, bet naudos iš to bus kaip iš ožio pieno. O kur tas patriotizmas? Vyrai, tie, kurie taip sergat už Ukrainą, aš net pripažįstu tuos vyrus, kurie iš tikrųjų, sakykim, net galvoju, kad tai galbūt ir kvaila, kaip jie pasielgia, bet tie, kurie eina, ima ginklą į rankas, ir eina, jie įsitikinę, jie fanatikai, su jais nieko nepadarysi, bet jie yra daugiau pagarbos verti negu tie, kurie iš to pelnosi, kurie iš to turtą krauna. Va visus šituos reikalinga
Nu, pačiupinėti kišenės ir pasirodys, kad tie 5-6% gal nėra tokie jau labai sunki našta mums, bent jau pradiniam variante. Šiek tiek, taip sakant, paprašyti, paimti už tam tikros geros vietos ir sakyti, broliuk, arba taip, arba kitaip, tuos pinigėlius susikroviai ten, būtent iš kraujo ir pelenų, būk malonus, atgal į Lietuvos kasą, nu, ir visa šneka pasibaigia. Anksčiau ir vėliau šitos dalykus reikės pradėti žiūrėti, nes pasaulis keičiasi būtent tą poziciją. Tas, kas durnių valiojo, kaip mano babutė, kad sakyt, durnį valioja. Ir kas iš visiškai nieką, atvira kalbant iš ašarų ir krauj, savo pragyvenim, užsitekrindavo. Tuos reikia, man pasakydavo baisiau. Tuos reikia, nesakysiu tai, kaip jinai sakydavo. Numėlėjai, kai katinas neturi ko veikti, jisai tam tikrą vietą pas save laižo. Tai mes kartais elgiamės lygiai taip pat. Vaidinam patriotus, vaidinam kovotojus už savo tuom. O tuos, kurie gauna grantus, tuos, kurie susideda, reiškia, milžiniškus pinigus iš tų kraujo ir pelenų, mes net dėmesio nekreipiam, tai yra mūsų politika.